Sveiki, šiandieną spręsime logaritminės nelygybės, sunkesnės logaritminės nelygybės. Ir sugalvojau tiesiog vietoj to, kad daryt visą video apie teoriją ir lengvesnius uždavinius, tiesiog iškart paimti keletą sunkių uždavinių, į juos įspręsti, parodyti, kaip jie sprendžiami, kadangi visą teoriją vis tiek išmoksite mokykloje, bet tie uždaviniai, kurie yra, bent jau mokyklos vadovėlyje, iš tikrųjų gana paprasti, tai norėčiau tiesiog parodyti sunkesnių tipų. Tai pradedam nuo pirmojo. Logaritmas pagrindu 2, x kvadratu minus 6x plus 8, padalinta iš logaritmo pagrindu 2, x minus 8 ir tai yra mažiau už 1. Ir dauginti visos lygties iš logaritmo pagrindu 2x minus 8 negalima dėl to, nes nežinom, ar atsakymas bus teigiamas ar neigiamas, nes nežinom, ar ženklas keistųsi ar nesikeistų. Tai reikia kitaip tvarkytis. Kaip kitaip? Vienetą perkelti į kitą pusę. Reikėtų, tai būtų logaritmas pagrindu 2x kvadratu minus 6x plus 8, padalinta iš logaritmo pagrindu 2x minus 8, minus 1 mažiau už 0, tada susibendravardiklinti. Apačioje turėsime logaritmą pagrindu 2x minus 8. Viršuje turėsime logaritmą pagrindu 2 x kvadratu minus 6x plus 8 minus logaritmas pagrindu 2 x minus 8. Čia nelabai kalba, bet nieko. Pradžiai nuo ko galima pradėti? Tai galima pradėti nuo apibrėžimo srities. Tai x kvadratu minus 6x plus 8 turi būti daugiau už 0. X minus 8 daugiau už 0. Ir apačia logaritmas pagrindu 2x minus 8 turi būti nelygu 0. Iš eilės, jeigu spręstumėmės, čia diskriminantas gautųsi 4 šaknis iš 4 būtų 2, tai gautųsi vienas sprendinys 6 minus 2 dalinta iš 2 gautųsi 2. Kitas sprendinys 6 plus 2 padalinta iš 2, kas gautųsi 4. Tai gautųsi x minus 2, x minus 4 daugiau už 0. Iš čia gautųsi x daugiau už 8. Ir iš čia gautųsi, jeigu 0 pasiversime logaritmu 2, 1, čia turėtume logaritmą 2x minus 8, tai yra nelygu, vadinasi x minus 8 nelygu 1, x nelygu 9. Čia turim x nelygu 9. Reiktų čia dar, jeigu parašytumėm skaičių tiesą, pasižymėtumėm 2 ir 4, jeigu imtumėm 5, tada būtų teigiama, čia būtų neigiama, čia būtų teigiama, vadinasi, iš pirmos lygties mūsų intervalas nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 4 iki begalybės. Taip, ir dabar mums tiesiog reikia rasti, kur kertasi intervalai. Tai jeigu neišeina mintinai, galima pasibraižyti skaičių tiesą, turim 2, turim 4, turim 8 iš antros ir turim, kad nelygu 9. Tai sako, nuo minus begalybės iki 2 bus šitas intervalas, nuo 4 iki begalybės bus šitas intervalas, nuo 8 iki begalybės, daugiau už 8 bus šitas intervalas. Nes bendras intervalas už tai čia, nuo 8 iki begalybės, bet nelygu 9. Vadinasi, kad x apibrėžimo sritis yra nuo 8 iki 9 ir nuo 9 iki begalybės. Tai turime dabar apibrėžimo sritį pasiskaičiavę, reikia spręstis salygti. Čia turim, kad mažiau už 0. Tai vadinasi, bus 2 atvejai. Kad būtų mažiau už 0, vadinasi, viršus turi būti neigiamas, apačia teigiama, arba atvirkščiai viršus teigiamas, apačia neigiama. Čia bus
vienas variantas, čia bus kitas variantas. Tai pradėkime nuo pirmo varianto, kai viršus yra neigiamas, o apačia yra teigiama. Čia pirmas variantas. Log 2 x kvadratu minus 6x plus 8 minus log 2 x minus 8 yra mažiau už 0. Tai tada apačia log 2x minus 8 daugiau už 0. Ir iš antra labai nesunkiai suskaičiuoja, gauname log 2x minus 8 yra daugiau nei log 2,1, x minus 8 daugiau už 1, x daugiau už 9. Iš antros, ką turim? Iš antros, jeigu logaritmą persikeltumėm į kitą pusę, mes turėtumėm log 2x kvadratu minus 6x plus 8 yra mažiau už log 2x minus 8. Kadangi pagrindai yra didesni už 1, vadinasi ženklas nesikeičia, čia turime x minus 8, čia turim x kvadratu minus 6x plus 8. Persikeliu viską į vieną pusę, gaunam x kvadratu minus 7x plus 16 yra mažiau už 0. Diskriminantas gautųsi neigiamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų parabolė šita, čia yra parabolė, bus arba po x ašim, arba virš x ašies. Tai čia priklauso, kur šakos eina. Kadangi prieš x kvadratą yra teigiamas skaičius, yra plus 1, vadinasi, parabolė šakos į viršų, kitaip sakant, niekur nekerta x ašies, vadinasi, su visais x-ais parabolė bus teigiama. O mūsų prašo neigiamos. Vadinasi, kad mūsų šita kvadratinė lygtis būtų neigiama, nėra tokio realaus x-o, su kuria būtų šita kvadratinė lygtis neigiama. Tai sprendinių nėra. Vadinasi, šitai visai sistemai sprendinių nėra. Kitas variantas yra, kai viršus log 2x kvadratu minus 6x plus 8 minus log 2x minus 8 yra daugiau už 0, o apačia log 2x minus 8 yra mažiau už 0. Iš antros vėlgi lengvai sprendžia, turim x minus 8 mažiau už 1, x mažiau už 9 ir iš antros turim vėlgi persikelia logaritmą į kitą pusę ir susimetę našius narius gauname lygiai tą patį x kvadratu minus 7x plus 16 daugiau už 0. Ir ką mes sakėme apie šitą kvadratinę lygtį? Mes sakėm, kad su visais x realiaisiais ši lygtis yra didesnė už 0. Vadinasi, iš šito gausime, kad x klauso realiesiems arba x intervalas nuo minus begalybės iki begalybės. Ir dabar reikia bendrą skaičių tiesę. Mes turim vieną intervalą nuo minus begalybės iki begalybės ir turim kitą intervalą, kad x yra mažiau už 9. Tai šitą. Nes bendras intervalas bus nuo minus begalybės iki 9. Ir dabar grįžtame į apibrėžimo sritį. Kokia mūsų apibrėžimo sritis? Mūsų apibrėžimo sritis yra nuo 8 iki 9 ir nuo 9 iki begalybės. Vadinasi, turim 8, turim 9, nuo 8 iki 9, nuo 9 iki begalybės, o atsakymą gavom nuo minus begalybės iki 9. Mūsų bendras intervalas yra štai šitas, vadinasi atsakymas x intervalas nuo 8 iki 9. Antroji užduotis.
Kaip matote, čia yra du vienodi pagrindai, čia yra kitoks pagrindas. Reikia subendrinti bendrus pagrindus pasidaryti. Ir kaip tai galima padaryti, reikia prisiminti, kas yra šaknis iš 3. Šaknis iš 3 yra 3 pakelta 1 antrąja. X plus 1, tai persirašom, minus logaritmas pagrindu 3 pakelta 1 antrąja, x minus 1 yra daugiau už logaritmą 3, 4. Dabar kur eina ta 1 antroji? Ką jeigu turime tokį b kart logaritmas pagrindu a pakelta d c. Kur eina tas d narys, jeigu turim? Tas d narys eina po b, kaip trupmena, tai gaunasi b iš d logaritmo ac. Tai ta 1 antroji nueis į apačią, o čia yra tiesiog vienetas. 1 antroji į apačią vadinasi dalinta iš 1 antrosios, arba o 1 padalinta iš 1 antrosios yra 2. Tai 1 iš 1 antrosios gaunasi logaritmas pagrindu 3x plus 1 minus 1 iš 1 antrosios logaritmas pagrindu 3x minus 1 daugiau už. Ir dabar kas yra 4? 4 yra 2 kvadratu, vadinasi turim logaritmą 3, 2 kvadratu. O jeigu turim pakeltą laipsnį, tą laipsnį mes galime pernešti į priekį. Tai dešiniai pusėje turėsime 2 logaritmus 3 pagrindu 3, 2. 1 padalinta iš 1 antrosios yra 2. Logaritmai 3x plus 1 minus 2 logaritmai 3x minus 1. Ir kaip matome, visur turime dvejetą, vadinasi galim pasidalinti iš 2. Pasidalinę iš 2, gausime logaritmų pagrindu 3x plus 1 minus logaritmas pagrindu 3x minus 1 yra daugiau už logaritmų pagrindu 3, 2. Kai atimame logaritmų su vienodu pagrindu, mes logaritmų vidų galim padalinti. Tai galime viską pasiversti į vieną logaritmą. Čia bus x plus 1 padalinta iš x minus 1 yra daugiau už logaritmas 3 pagrindu 2. Tai pilnai susitvarkėme. Ir dabar, kadangi pagrindai yra didesni už vienetą, tai ženklas nesikeičia. Dvejetą metam į kitą pusę gaunam x plus 1 padalinta iš x minus 1 minus 2 daugiau už 0. Susibendra vartiklinę gauname x plus 1 apačioje x minus 1 minus 2x ir plus 2 daugiau už 0. Traukia panašius narius, gauname minus x plus 3 padalinta iš x minus 1 yra daugiau už 0. Arba 3 minus x padalinta iš x minus 1 daugiau už 0. Čia yra minus x, čia yra plus 3, tai nesvarbu, galime apkeisti vietomis. Ir jeigu brėžtumėm intervalą ir susižymėtumėm nulius, tai vienas nulis bus, kai x lygų 3, kitas, kai x lygų 1. Jeigu imam 4, tada gaunam neigiamas reikšmės, vadinasi, čia gausim teigiamas reikšmės, čia gausim neigiamas reikšmės. Mūsų atsakymų intervalas yra nuo 1 iki 3, bet reikia nepamiršti apibrėžimo srities. Tai apibrėžimo sričiai grįžtame į pačią pradžią. Turim, kad x plus 1 yra daugiau už 0, x minus 1 yra daugiau už 0, tai x daugiau už minus 1, x daugiau už 1. Intervale minus 1 ir 1, mums reikia daugiau už minus 1, daugiau už 1, bendras intervalas bus štai šitas. Tai apibrėžimo sritis nuo 1 iki begalybės. Atsakymą gavome nuo 1 iki 3. Atsakymą gavome nuo 1 iki 3. O mūsų apibrėžimo sritis yra nuo 1 iki begalybės. Nes šitas atsakymas yra apibrėžimo srityje. Vadinasi, intervalas nuo 1 iki 3 yra galutinis atsakymas į šitą klasą. Trečioji užduotis. Ilga x minus
lgx plus 1 yra daugiau už 0. Galima pasiskaičiuoti apibrėžimo sritį, turim x daugiau už 0, x plus 1 daugiau už 0 arba x daugiau už minus 1. Bendras intervalas 1, 0, daugiau už 0, daugiau už minus 1. Bendras intervalas bus štai šitas. Apibrėžimo sritis nuo 0 iki begalybės. Gerai, dabar galime spręsti. Tai pagrindai logaritmų yra vienodi, o čia yra atimtis, vadinasi, jeigu norime padaryti vieną logaritmą, tai mums reikės dalinti x padalinti iš x plus 1, o 0 galime pasirašyti kaip lg1. Vadinasi, x padalinti iš x plus 1 yra daugiau už vienetą. Vienetą, jeigu metam į kitą pusę, gaunam x plus 1 minus 1 daugiau už 0. Bendravardiklindami, apačioj turime x plus 1, viršui turime x minus x minus 1 daugiau už 0. Tai minus 1 padalinti iš x plus 1 yra daugiau už 0. Ir pasižymėti reikia nulius ir šiuo atveju turim tik vieną 0, kai x plus 1 lygu 0, tai x lygu minus 1. Tai turime minus 1. Jeigu imame, sakykime, 0, tada minus 1 padalintas iš 1 bus neigiamos reikšmės, nes čia bus teigiamos reikšmės. Mūsų atsakymo intervalas nuo minus begalybės iki minus 1. O apibrėžimo sritį, kokią mes gavome? Apibrėžimo sritį gavome nuo 0 iki begalybės. Tai mūsų apibrėžimo sritis yra nuo 0 iki begalybės, o mūsų atsakymo intervalas yra nuo minus begalybės iki minus 1. Ir čia niekur nesikerta. Atsakymas su apibrėžimo sritim niekur nesikerta, vadinasi, atsakymas būtų tuščia aibė. Sekanti užduotis, logaritmas pagrindu 2x kvadratu minus 3 logaritmai pagrindu 2x plus 3 padalinta iš logaritmas pagrindu 2x minus 1 daugiau už vienetą. Ir čia jau reikėtų įvesti keitinį, kadangi visur turim logaritmą 2x, bet čia dar turim kvadratą, tai reiktų įvesti keitinį, bet dar pasiskaičiuoti x intervalą, apibrėžimo sritį. Tai x turi būti daugiau už 0 ir logaritmas 2x minus 1 turi būti nelygu 0. Iš čia turime logaritmą 2x nelygu 1, o 1 galima įsireikšti kaip logaritmą pagrindu 2, vadinasi x nelygu 2. Turim x daugiau už 0, bet nelygu 2, vadinasi apibrėžimo sritis bus nuo 0 iki 2 ir nuo 2 iki begalybės. Ir dabar jau galima spręstis, kai turime apibrėžimo sritį visą lygtį. Tai keitinį įvesti t lygu logaritmas 2x, tai turime t kvadratu minus 3t plus 3 padalinta iš t minus 1 ir vienetą persikelti. Iš dešinės pusės gausis minus 1 daugiau už 0. Bendravardiklinant gauname t kvadratu minus 3t plus 3 minus t plus 1 apačioj t minus 1 daugiau už 0. Turim t kvadratu minus 4t plus 4, turim t minus 1 daugiau už 0. Ir iš čia t kvadratu minus 4t plus 4 yra tiesiog t minus 2 kvadratu, pačioj lieka t minus 1, tai yra daugiau už 0. Čia yra kvadratas, vadinasi, jisai visada bus didesnis arba lygus 0. Bet kai lygus 0 mums netinka, nes čia yra griežtas ženklas. O kada t minus 2 kvadratu nėra lygu, ir kada t minus 2 kvadratu yra lygu 0, kai t yra lygu 2. Nes mums netinka tas atvejus, kai t lygu 2, t nelygu 2. Turim t nelygu 2,
ir su visais kitais t, štai šitas viršus mūsų yra teigiamas, tam, kad gautumėm teigiamą skaičių, tai ir apačia turi būti teigiama, tai t minus 1 daugiau už 0, t daugiau už 1, čia t nelygu 2. Ir dabar vietoj t galime įsistatyti mūsų keitinį, tai mes sakėm, kad t yra logaritmas pagrindu 2x, jis yra nelygus 2 ir jis yra daugiau už 1. Iš čia gauname x nelygu 4, iš čia gauname, kad x yra daugiau už 2, nes intervalas būtų nuo 2 iki 4 ir nuo 4 iki begalybės. Dabar grįžtame į apibrėžimo sritį. Mūsų apibrėžimo sritis yra nuo 0 iki 2 ir nuo 2 iki begalybės. Mūsų atsakymas yra nuo 2 iki 4 ir nuo 4 iki begalybės. Toks atsakymas. Ir mūsų atsakymas yra apibrėžimo srityje. Vadinasi, šis intervalas ir būtų mūsų atsakymas. Paskutinė užduotis. Logaritmas pagrindu 0,5 arba 1/2. Logaritmo pagrindu 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 yra daugiau už 0. Pradžiai reikia suskaičiuoti apibrėžimo sritį. Tai logaritmo vidus, tai šitas visas, turi būti didesnis už 0. Turime logaritmas pagrindu 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 yra daugiau už 0. Vietoj 0 pasirašę logaritmas pagrindu 2, 1, gausime, kad 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 yra daugiau už 1. Vienetą keliant į kitą pusę. 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 minus 1 daugiau už 0. Bendravardiklindami gautumėm 2x plus 1 minus x minus 1 padalinta iš x plus 1 daugiau už 0. Vienetai įsiprastina, viršuj lieka x, apačioje x plus 1 ir tai yra daugiau už 0. Intervale pasižymėjo nulius. Turime 1, 0, viršus lygus 0, kai x lygu 0, apačia lygi 0, kai x lygu minus 1. Jeigu imtumėm vienetą, tada gautumėm teigiamas reikšmes. Jeigu imtumėm tada šitą intervalą kažką, gautumėm neigiamas reikšmes ir čia vėl gautumėm teigiamas reikšmes. Mums reikia teigiamų reikšmių, vadinasi apibrėžimo sritis yra nuo minus begalybės iki minus 1 ir nuo 0 iki begalybės. Dabar sprendžiamės visą šitą lygtį. Logaritmas pagrindu 1/2 yra 1/2 yra tiesiog 2 minus 1. Ir kaip anksčiau rodžiau uždavinėje, jeigu turim 2 minus 1, tai tas minus 1 eina štai čia po trupmeną. Tai 1 padalinta iš minus 1, logaritmas pagrindu 2, logaritmo pagrindu 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 yra daugiau už 0. Čia gautumėm minus 1. Tai galime viską pasidalinti iš minus 1, ženklas apsikeis, 0 gausis, o kairiai pusėje liks logaritmas pagrindu 2, logaritmo 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1. Tai yra mažiau už 0. Tai dabar, jeigu 0 persirašysime kaip logaritmą 2 pagrindu 1, gausime čia, jeigu dar vis dar persirašom, iš x plus 1, ir tai yra mažiau, vadinasi, logaritmus šitus 2 galima numesti ir lyginti vidų, tai logaritmas pagrindu 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1 bus mažiau už vienetą. Ir dabar vėl, jeigu vienetą pasiversime į logaritmą pagrindu 2, gausime logaritmą pagrindu 2, 2. Kitoj pusėje logaritmo pagrindu 2, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1. Tai yra mažiau. Ženklas nesikeičia, gauname čia 2. Čia 2x plus 1 padalinta iš x plus 1.
Trejetą persikeliam į kitą pusę, 2x plus 1 padalinta iš x plus 1. Minus 2 yra mažiau už 0. Bendravardiklindami gauname 2x plus 1 minus 2x minus 2 padalinta iš x plus 1 ir tai yra mažiau už 0. Sutraukę panašius narius gauname minus 1 viršui, o pačioje x plus 1 ir tai yra mažiau už 0. Ką tai reiškia? Viršus yra neigiamas, tai tam, kad visas atsakymas būtų neigiamas, apačia turi būti teigiama. Tai x plus 1 turi būti daugiau už 0 ir x daugiau už minus 1. Vadinasi, atsakymų intervalas yra nuo minus 1 iki begalybės. Dabar reikia lyginti su mūsų apibrėžimo sritim. Mūsų apibrėžimo sritis buvo nuo minus begalybės iki minus 1 ir nuo 0 iki begalybės. 0 iki begalybės, o atsakymų intervalas nuo minus 1 iki begalybės. Bendras intervalas gaunasi štai šitas, vadinasi, mūsų atsakymas yra x priklauso nuo 0 iki begalybės ir baigiame spręsti viską. Na, iš tikrųjų, logaritminės nelygybės yra vienos iš sunkiausių, tikriausiai dėl to, vien tik dėl tų apibrėžimo sričių ir svarbiausia yra žinoti tiesiog taisyklės, kaip susitvarkyti, ko negalima daryti. Pavyzdžiui, kad negalima tiesiog visko dauginti iš čia pačios, nes mes nežinom, ar ženklas keisis ar nesikeis. O visa kita yra tiesiog logika, taisyklės, pastebėjimai visokie, bet tikrai įmanoma išmokti, aišku, reikia tik spręstis. Tai, kaip visada, paliksiu PDF, aprašymę paliksiu PDF su keliom užduotim, panašaus sunkumo, kaip šitam video sprendžiau. Ir taip pat paliksiu atsakymus, kokie turi gautis atsakymai, o jeigu turėsit norą, galėsit pasispręsti ir žiūrėtis, kas gaunasi. Kol kas tiek.